Paskolų portfelis, kaip minėjau, šiek tiek detalesnė informacija, kas sudaro, kokios pramonės šakos yra paskolų gavėjai. Portfelis yra pakankamai diversifikuotas ir labai nedaug koncentracijos palyginus su kitais Lietuvoje veikiančiais bankais, kaip mes vertinam, yra nekilnojamo turto, statybos ir būsto paskolų sektoriai, kurie šiuo metu yra problematiniai. Žinoma, ir dar transportas yra, bet transportas Šiaulių banke 2 procentus portfelio užima. Tai, sakant, tai yra šioje situacijoje yra pliusas. O pagal struktūrą SVV, kadangi bankas yra pagrindinis SVV finansuotojas, tai 62 procentai viso paskolų portfelio suteikta smulkaus vidutinio verslo įmonėms. Paskolų portfelio kokybė ir jo kitimas. Vėlgi analogiškas grafikas, kaip buvo anksčiau truputį prilygintas 2008 metų spalis 100 procentų ir matom, kaip paskolų portfelio dinamika. Daug skaitome spaudoje, kai bankai neskolina ir kaip, reiškia, jie dėl kažkokių piktų kėslų nenori paimti verslą, tai iliustruojama tai, kad bankų sektoriaus portfelis sumažėjo. Tai va čia mato, šitoj skaidriai sumažėjo 6 procentais nuo praeitų metų spalio. Tuo tarpu Šiaulių banko paskolų portfelis šiek tiek yra žemiau 100 procentų, tikriausiai ten 99,5. Tai ta prasme išlieka portfelis tam pačiam lygiai. Paskolos grįžta, bet į jų vietą yra išduodamos kitos paskolos, dėl to portfelis išlieka tam pačiam lygiai. Paskolų portfelio kokybė atspindi, vienas iš rodiklių yra vėluojančios virš 60 dienų paskolos. Matot, kad irgi palyginus su bankiniu sektorium skaičiai yra analogiški, apie 3,5 procento visų paskolų vėluoja virš 60 dienų. Indėlių dinamika. Vėlgi, Šiaulių bankas turi tokią savybę, kad finansuojasi pagrindė vietinėje rinkoje iš rezidentų, Lietuvos įmonių ir gyventojų. Tai turi savų pliusų ir minusų. Minusas toks, kad pliusas toks, kad nesam priklausomi nuo kažkieno tai sprendimų, kuriuo mes neįtakojam, o minusas tame, kad didžioji dalis resursų ateina terminuotų indėlių pavidalu, kurie yra pakankamai brangus ir tai atsiliepia banko grynuosiam palūkanų pajamoms. Vėlgi grafikas kairėje rodo, kaip indėliai krito. Pirmą mėnesį drastiškas kritimas 6 procentus rinka prarado indėlių. Taip pat ir Šiaulių bankas lygiai taip pat, po to porą mėnesių rinka liktai stabilizavusi, Šiaulių banke dar iki gruodžio mėnesio indėlių kritimas buvo, dar 4 procentai prarasta, tačiau pavasarį situacija pasikeitė ir nuo kovo mėnesio bankas pradėjo labai indėliai augti ir pasiekėme lygį tą prieš krizinį, koks buvo. Pastaruoju metu indėlių palūkanos vėl pradėtos mažinti, dėl to matot nežymų nulinkimą žemyn. Didelė įtaka Šiaulių banko stabiliai veiklai ir sėkmingai, sakyčiau, turi tai, kad mūsų pagrindinis akcininkas yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Bendradarbiavimas prasidėjo 2000 metais, kai RPB suteikė pirmąją 5 milijonų dydžio eurų 5 milijonų eurų dydžio paskolą. 2005 metais jie tapo didžiausiu akcininku turėdami 16 procentų banko kapitalo, po to ten buvo visa eilė sindikuotų paskolų organizuota ir tokiu būdu bankas pritraukė resursų iš užsienio. Ir 2009 metais, rugpjūčio pradžioje, RPB patvirtino 30 milijonų eurų dydžio konvertuojamą paskolą, kurios lėšos bus naudojamos skolinti smulkiam vidutiniam verslui, savivaldybių projektams ir taip pat esant reikalui yra numatytos sutarties sąlygos, kada tos paskolos lėšos gali būti konvertuotos į banko akcinį kapitalą. Kaip matėte anksčiau, pakankamumo rodiklis šiuo metu yra geras, tačiau jeigu dėl blogėjančio paskolų portfelio tektų daugiau susidaryti atidėjimų ir tas rodiklis nukristų, tai jį vėl atstatyti į norimą rodiklį galima konvertavus tą paskolos dalį, kurios reikia. Tai tokį saugiklį įdeda, kuris leidžia
pakankamai saugiai jaustis ateičiai. Be RPB bankas irgi turi užmesgęs gerus glaudžius ryšius su daugeliu Europoje didžiųjų multinacionalinių institucijų, tokių kaip Europos tarybos vystymo bankas, Šiaurės investicijų bankas, Vokietijos kredito institucija KfW ir nesenai šių metų irgi praeitą mėnesį berods Europos investicijų fondas atrinko Šiaulių banką dalyvauti skirstant Jeremy fondo Lietuvai skirtų kredito resursų aptarnavime kartu su SEB banku ir DNB Nord banku. Dalyvavo šiame konkurse 8 bankai, buvo pasirinkti šie minėti 3 bankai. Šiaulių bankas gavo 20 milijonų eurų, kuriuos pridėjęs savo atitinkamą sumą, tokią pat 20 milijonų eurų, bus tos 40 milijonų eurų skirta verslo finansavimai. Bankas aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos inicijuotoje ekonomikos skatinimo plano programoje. Dalyvaujam sėkmingai visuose konkursuose, kurie yra rengiami. Tai buvo 2 etapai smulkiam vidutiniam verslui skolinti. Abiejose bankas dalyvavo ir laimėjo vienas iš pagrindinių lėšų, daugiausia lėšų, atviro kredito fondo lėšos. Taip pat šiuo metu vyksta konkursas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo. Tai bus žemės ūkio įmonės galės finansuotis ir bankas ten irgi manome, kad kažkokią resursų dalį gaus. Jau minėjau, akcininkai didžiausias yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, likusieji yra vietinės Lietuvos įmonės bei fiziniai asmenys, visi pirmas dešimtukas mato turi 53% viso kapitalo, akcijos listinguojamos biržoje, iš viso yra 3,5 tūkstančio akcininkų įvairaus smulkumo ir ši pozicija yra pakankamai populiari tarp smulkių investuotojų. Ir pabaigai reiškia akcijų prekyba biržoje, kainos pokytis nuo 2008 metų Liepos 1 dienos, vėlgi prilyginant OMX indeksą Šiaulių banko akcijos kainą bei mūsų kolegų, konkurentų ir draugų akcijų kainą Ūkio ir Snoro ir matom, kaip visi judėjo kartu. Praktiškai išvadas galima daryti, kad tendencijos visi vienas kitą atkartoja, tačiau Šiaulių banko akcijos kainos ypatybė, galbūt pasakyčiau, kad ji nėra tokia nepastovi kaip kitų. Gal ūkio, sakykime, kadangi ten jau kai kyla, labai staigiai kyla, po to, kai krenta, vėlgi krenta. Tai ir įvertinimas kainos su buhalterinė vertė atspindi, kad irgi panašiai visų yra vertinamos, šiek tiek Snoro akcijos yra buhalterinė vertė siekia, ūkio tik tai 70% buhalterinės vertės, tuo tarpu Šiaulių banko akcijų kaina yra apie 90% buhalterinės vertės. Aišku, čia situacija keičiasi kasdieną, yra parodyta, kuriai dienai šitie duomenys buvo nuimti. Na tai aš tikiuosi tilpau šitą numatytą laiko limitą, dabar esu pasiruošęs atsakyti klausimus.